Sveiki, sugrįžtu į YouTube, taip pat faktas filmukus tuos įmesiu ir į Facebooką, Instagramą galbūt kažką pakarpyti, nežinau, bet žodžiu sugrįžtu į social media su filmukais. Ir pirmą tokį kaip ir pradėsiu su Lauryno benchpresso pasiruošime filmuku, tai tiesiog apie tą ir tada toliau papasakosiu apie savo planus, tokius, kokius planuoju daryti tolimesniam pasiruošimui ir panašiai. Beje, sorry, blėt, už musikus. Pizda, uždarau, atidaryk langą, karočią, 10 minučių ir pilna čia muziką, karočią, ir neina išgaudyti. Tai žodžiu, sorry už musikus. Ir jie fucking prie tų lempų gaudo. Tai va. Ok. Pirmas filmukas bus apie Lauryno pasiruošimą benchpresso čempionate, BRP federacijos. Žodžiu, bandėm padaryti profesionalų normatyvą, pirmą Lietuvoje. Tai toks maždaug pasiekimas, kurį niekas dar nėra padarę, tai kažkoks, žodžiu, kosmosas. Ir kas įdomu apie jį, tai labai stiprus benchpressas jau, sakykime, ganėtinai labai ilgai. Ta prasme, labai jaunas pradėjau sportuoti ir ta prasme, labai greit sustiprėjau, tai genetiškai tiesiog super stiprus faktas genetika didžiausią rolę sužaidė. Nes tiesiog tik pradėdamas, ta prasme, nemažai metų jau sportuoju ir panašiai, bet ir išlaikau tą tokį pastovę discipliną plus minus, bet tokį panašų rezultatą išlaikydami tokią pačią discipliną kiti žmonės, ta prasme, sunkiai labai kažką panašaus pasiekti. Tiesiog super gera genetika, ar ne? Bet kuriuo atveju vien tik genetikos neužtenka, reikia disciplinos, įdėti daug darbo ir pasiekti tą rezultatą, kurį esame užsibrėžę, ar ne? Tai tikrai yra sunku. Vėlgi, profesionalus normatyvas yra kosminio dydžio, kaip tarkim pavyzdys, ar ne? Lietuvoje 200 kg benchpressas spaudžia galbūt kažkas apie 50 žmonių, jeigu neklystu, ar 30 ar 50, galbūt per visą istoriją, užregistruotų. Kaip ir galbūt greičiausiai ir daugiau yra, bet sakykime apie 50 žmonių yra paspaudę 200 kg. Tai va. Ir nesvarbu, kiek tu sveri. Tai tie žmonės, kurie tiek paspaudė, jau greičiausiai svers ten gerokai daugiau. Ta prasme, gerokai daugiau negu Laurynas, turiu minėti, tai tarkim 100, 110, 120 ir daugiau. Aišku, yra variantų, kas ir mažiau paspaudžia, bet, mažiau sverdami paspaudžia tuos 200, bet kuriuo atveju 200 jau yra rezultatas. Jeigu viso Lietuvoje tik 50 žmonių apskritai paspaudė, tai kažkas tokio, jeigu neklystu. Tai žodžiu kosmosas ir Laurynas sveria 82,5 jo kategorija ir spaudis turi 232. Tai vat, o su eiga yra taip, kad maždaug eksponentiškai tai reiškia labai greit pradeda palaipsniui. Ta prasme, kiekvienas, sakykime, papildomas kilogramas eigos pradeda labai būti sunku pasiekti. Tai jo atveju tas toks, sakykime, ir tai realiai paėmus per paskutinius metus užmetė apie 10 kg grinai naujos jėgos, tai kas yra realiai dar ganėtinai daug. Tai sako, kad tikrai dar yra kur progresuoti, nes tarkim per 3 metus, jeigu tik tai suprogresuoji 5 kg, tai jau indikuoja tai, kad greičiau. Ir tarkim viską dėliai darai, ar ne, disciplinuotai, tvarkingai, viskas čiki-piki, bet sustoja progresas, ar ne, tai skaičiau jau arti tavo genetikos. Progresus dar faktas įtakoja tavo traumus ir taip toliau. Tai va, bet žodžiu, ką noriu pasakyti, kad kosminis rezultatas yra pasiekti profesionalų normatyvą, būtent todėl jų visam net realiai pasaulyje yra tiek nedaug. Tai va, ir žodžiu, bandom padaryti ir mes. Tai va, apie šitas varžybas, kurias važiavam, bandžiau biškį pafilmuoti, tai sumesiu dabar plius minus iš tos dienos viską, ką pafilmau nuosekliai. Ir po to papasakosiu apie būtent tiesiog ant galo, kaip viskas baigėsi. Tai va, pažiūrim. Žodžiu, 5, šiaip po 5 gal 15 dabar varau mašiną ir važiuojam lokelyje. Jo. Reikia jau judėti, nes jau vėluoju. Yra 5:18. Realiai 5 turėjau pajudėti. Tai jo, judu.
mūsų šio vakaro herojus. Ką iš čia, blet? Bitsai tamk. Pizda, atrodys gerai. Čia, ta prasme, važiuojam į meilės varžybas. Jo. Ką, žodžiu, varžybos atrodys taip. Žiūrime dalykus. Taurės. Tai absoliučios, ane? Absoliučiai įskaitoja. Jep. Na, bent jau 3, ar ne? Medaliukas. Tai dalyvių nedaug, bet visai smagiai. Šilimo salėje. Ir jau ten vyks varžybos. Ten toj pusė. Tai va. Ką, bandysiu daugiau pafilmuoti, padėti Laurinui šilimą. Ir panašiai, tai galbūt šalia tą kamerą padėsiu, plus minus kažką pafilmuoti. Tai va, žodžiu, tai baigėsi mūsų varžybos, taip kad klaidos, kurias padarėme. Žodžiu, pirmo norėjom sulaužti Lietuvos rekordą, vėlgi su VRPF organizacija turėjom nemažai problemų, ta prasme, ir apšilime tik vienas menšas suolas, kai ten, tarkim, merginos turi apšilinėti 40 kg ir mums ten 200 vos nereikia dėti, kaip pavyzdys, ar ne. Tai tiesiog daug svorių kaitaliojimų, visi žmonės nori apšilinėti prie vieno benčio suoliuko, tiesiog laukia eilė, nu ir ta prasme, tas kažkiek išvargina, tada buvo super karšta, nes tiesiog karšta diena ir prisihaipinom prie workoutų per daug, tai buvo tiesiog per karštą realiai. Laurinas visas šlapės vaikščio prakaitas, nors ir ėjom į lauką biškį prasivaikščiot, bet minusiukas vienas iš tokių buvo, kad tiesiog kad to viso per daug, jisai vos nestovant vietoje, žiūriu prakaitas per kaktą eina. Tai va, ir tada jiems spaus normaliai štangą, tai pirmus spaudėm 2.12 ir dar viena klaida iš VRPF federacijos, kad neparuošė rekordinių svorių, tai ten tarkim pusę kilogramų nori pakelt daugiau svorį negu tarkim rekordas, tai turėtų iš abiejų pusių po 0,25 kg būti tokie maži pleitai, ar ne? Mat ir neatsivežė tokių mažyčių pleitų, žodžiu. Tai pirmą norėjom daryti Lietuvos rekordą, kurį jisai gerino, būtų gerinęs pats savo, bet kadangi neturėjau tų pleitų, tai darėm tą patį 2.12,5. Tada tą pasispaudė, žinoma, lengvai. Mano irgi klaida, kad nenušoko greitai ta prasme, padaviau štangą ir nepabėgau greitai nuo tos pakilos, kur stovi, ar ne. Viskas sekundės gal reikalas, bet tiesiog toks užgaišau. Kažkaip apšilime taip užsifiksau, kad padavinėtis ir po to
tai jau per varžybas reikėjo tiesiog paduoti ir pabeigti nuo ten. Bet viskas ten, kai tie teisėjai leido, tik Laurinas biškai pasimetė, tai galvoja, kad vis tiek neužfiksuos, jis greičiau spaudė kažkaip nesulaukęs starto, ar ten kažkaip gausi, kad, ta prasme, jis galvojo, kad, ta prasme, neužfiksuos ir pradėjo spausti. Bet šiaip viskas ten buvo tvarkingai, karočią viskas susiskaitė, viskas ten yra gerai. Tik tiek, kad va, toks pasimetimas biškai lengvas buvo ir iš mano pusės, nes nepasitraukė, ir iš Laurino, kad kažkaip galvoju, kad vis tiek neužfiksuos, tai pradėjau spausti, tai toks gausi kaip ir toks nelabai gražus, bet šiaip viskas ok, ten paspaudė lengvai, svoris daug mažesnis negu galėtų spausti ir tada dėjom tą norimą svorį, tai buvo 232,5 ir Laurinas biškai pasiėmė per plačiai negu visada, tai tas tokį irgi biškai išmušė iš vėžių ir jau tas buvo išsikrovimas. Tai nežinau, ar tas plotis įtakojo realiai, ar tai, kad tiesiog buvo išvargęs jau per daug prie workoutų, tiesiog muša didelis širdies ritmas ir tu tiesiog neatsirekoverni. Ir tokie dalykai, o trečiu tai tiesiog bandėm jau čiut siauriau, bet jau tiesiog tu esi išsikrovęs, kai tu, tarkim, paspaudi one rep maxą maksimaliai ir sustoja svoris, tipo nepaspaudi, till failure, tada dar vieną bandymą bandyti, tai praktiškai nėra šansų, kad tu paspausi, nes tu jau praktiškai atidavai visą save ir nepaspaudi. Tai kad nueitum ir paspaustum tą patį dar svorį kartą, tai čia labai retai tai būna. Tai va, nebent antram būna ten kokia klaida, sakykime, kažkokią klaidą padarėjai technikoje, tai trečiu galbūt dar gali išeiti. Tai va, tokie dalykai, žodžiu, ties čia ir sustojom, tai kitam kartui turim nemažai klaidų kurias reikia ištaisyti ir bandysim tai padaryti po kažkur tais 2 mėnesių, plus minus nuo dabar, ir bandysim dar kartą. Tai va, tokie dalykai. Šiaip kas yra gerai, tai kad nėra kažkokios tai traumos, neskauda nei alkūnių, nei pečių Laurinų, tai viskas bus, manau, ok, tiesiog reikia tas tokias klaidas. Ir vėlgi vasarą labai sunku daryti, vasaros galas, bet vis tiek karšta, labai sunku daryti tuos rekordus ir iš tikrųjų visi dalyviai, kurie dalyvavo tokie ir iš rimtesnių, tai padarė mažiau negu yra darę anksčiau. Tai, sakykime, visiems buvo vienodos sąlygos ir visiems buvo gerokai sunkiau negu jį yra įpratę. Tai va, tiek apie Laurino pasiruošimą, nukeliam viską dar porai mėnesių, tokį biškį atsitraukimą lengvą padarysim ir tada vėl užbūstinsim. Tai va, ir viskas baigėsi taip, kaip ir sakiau, ar ne? Apie Lauriną bus tiek. Dabar apie mane, ką aš darysiu savo pasiruošime ir tolimesnius planus. Tai beje, kodėl sustojau. Dariau pasiruošimą, viskas buvo ok, ar ne? Jėga pastoviai kilo, bet pradėjau skaudėti krūtinę. Ta prasme, aš pradėjau sportuoti, pradėjau ruoštis grinai jau, to prasme, sezoninis pasiruošimas, ar ne? Pradėjau ruoštis ir jau tada buvo krūtiniai tos skausmas nuo praeito pabaigimo, galima sakyti, pasiruošimo. Toksai, kas įdomu, aš baigiau ruoštis, nieko neskaudėjau, kažkaip per tokias treniruotės, kur tiesiog sugrįžinėdamas jau po naujų metų, po pasiruošimo, kažkaip pradėjo man tą krūtinę skaudėti. Tai įdomiai, daug minčių, kas galėtų būti, bet tos gali būti netgi ne viena iš tikrųjų problema, nes prieš tai atrodė toks vienoks skausmas, po to kitoks, toks atrodė kaip suspazmuotas ramuo, po to atrodė lyg ir sausgyslė, bandžiau tokius daryti sausgyslė recoverius, tai geriausiai padėjo galbūt toks iš Mat Wenning apšilimo, galbūt esat girdėję 4x25, jisai vadina, 4x25 apšilimas, būtent jo, taip ir vadinasi, Mat Wenning warm-up maždaug. Tai 4x25 tai yra ir 3 pratimai. Tai tarkim, visa krūtinės bazė darai, viso benčo bazė tiksliau, tai krūtinė, pečiai ir tricepsas, ar ne? Tai pasirinkė 3 pratimus, kad aktyvuotumėt būtent tą visą bazę ir 4x25 ir be pertraukų. Čia vadinasi triple setas, ar ne? Tai padarai, tarkim, su hantelės spaudimas, tiesiog atsigulus nuo suoliukų, spaudi taip, ar ne? Tada galima tricui virš galvos arba JM spaudimai, va tie tokie, ar ne, atsigulus ant suoliukų. Ir pečiams galima galinę deltą, nes iš tikrųjų aktyvuojasi, ganėtinai nemažai tiesiog stabilizuoja, ar ne, visą spaudimą, o priekinį deltą jau sudirbu ganėtinai neblogai spaudžiant tiesiog, ar ne, vis tiek mažas svoris, tai čia tas ne tai, kad sudirbu, bet tiesiog aktyvausi, pavadinkim. Tai sakykime, tą tokią bazę praeini ir be sustojimų. Tai reiškia, šitas triple setas 4x25. Tai vad grinai tu sustoji tik padaręs visus 3 pratimus ir ilsies. Ir jis rekomenduoja daryti tokį apšilimą
per 15 minučių. Tai čia toks gaunasi, tu dirbi ir su savo ištverme ir kažkiek pagerini tą vadinamą GPP, kada tu tipo galėtum daryti volumą ir turėtum ištvermės padaryti tą volumą. Nes iš tikrųjų tikrai pastebėjau, kai aš mėgstu užmest daug svorio, daug kūno svorio užmest ant savęs ir per trumpą labai laiką, tai pasunkėja tikrai tau ištvermė. Sunku vaikščioti, sunku daryti, netgi treniruoti. Atrodo, galėtum dar daryti, bet sustoja ir, raumuo dar gyvas, bet kvėpavimas jau sustojęs. Tai va, tai nemažai pliusų ir pastebėjau, kad būtent po tokio, pavadinkim, apšilimo, galima mano atveju vadinti recoveris tiesiog, kaip ir reabilitacija tam krūtinės raumeniui, ar ne. Tikrai pastebėjau, kiekvieną kartą ateinant, tu jautiesi vis geriau. Tai ar tiesiog daugiau padidindamas kraujo kiekio sunešimą į raumenis, galbūt pagerėja medžiagų sunešimas ar ne, geresnis recoveris, galbūt išsivaikščio tam tikrus medžiagos susidarė, arba kaip ir uždegiminis procesai susidarė raumenyje ar ne. Kažkas toks pasidaro, kad maždaug išsivaikščio, kaip vadinu, ar ne, tiesiog paprastai. Tai, nežinau, tokį išbandžiau visai neblogai. Tada sausgyslė yra toks treniravimas įdomiai, jeigu turit problemų su sausgyslė, tai tokius bandžiau staigius daryti. Ta prasme, pasiimi gumą, tarkim, ant krūtinį, ar ne, čia skauda kažkur, tai paimi gumą, įsitvirtini kažkur, su kita ranka laikai ir tokius greitus, bet iš inercijos. Ir tiesiog pumpini. Tai nereikia nei užlaikyti, nes tas užlaikymas grinai po to pradeda skaudėti. Tai grinai, kad nejaustum skausmo ir tiesiog tokius daužai. Tai pastebėjau, irgi tas visai atrodo neblogai man padėjo, nes iš tikrųjų būdavo tiesiog atidarai spintą, rūbus nori, pakabų rūbai sudėti, noriu juos pastumti ir aš jaučiu grinai ant to, kad man krūtinė skauda. Ir tuos pradedant daryti, žiūriu, jau visai neblogai. Tai gali būti ir toks variantas. Ir sausgyslė apskritai, kai atsiranda tas tendinoidis, kai atsišakoja, karočią sausgyslės, pats viršus atsišakoja ir va toks gaunasi, kaip tendinoidis grynas. Tai jį rekomenduoja gydyti maždaug jausti, nes jeigu, tarkim, nieko nedarysi, jis ir negyja, kaip ir mano atveju, dėl to ir galvoju, kad čia galbūt sausgyslė gali būti. Ilgai duodi recoverio, nieks maždaug nesitvarko. Tai kaip jį daryti, maždaug sako pasimti lengvą svorį ir pradėti daryti tą pratimą, judesį, su tam tikra amplitudė, kurioje nejauti skausmą. Kad ir tebūnie pasiimi lengvus ganteliukus ir darai va tą, kur aš tas darau per winning warm up, ar ne, tiesiog spaudi, ar ne, su ganteliukais, atsigulis ant suoliukų. Ir darai, jausdamas kiek skausmo jauti, tai tarkim skalėje nuo 1 iki 10, turit apie 3-4, va taip vos, tokį lengva. Ir jeigu jau toks, kad viduriukas, jaučiasi neblogai, tada yra per daug. Ir va sako maždaug taip, kaip reguliuoti, nes tu, ta prasme, ir imsi svorį ir didinsi jį pagal tai, kiek skausmų jausi, va, būtent tam raumenyje, tiksliau sausgyslėje, kurį kiek jauti, ar ne. Tai tarkim, pasiimi lengvą svorį, 5 kg, ar ne, amplitudė tiek, kad neskaudėtų beveik vos tik mikro ir pradedi daryti. Ir sako, baigi treniruotę, praeina kelios minutės ir turi neskaudėti, tarkim, atsipalaiduoja ir turi neskaudėti. Jeigu po tos treniruotės praeina ten kelios minutės ir skauda, tai reiškia, buvo per sunkus, per didelis svoris, per daug padarėjai. Tai sukuria dar žalą, ta prasme, dar didinį žalą. Tai maždaug sausgyslė gydoma taip, tiesiog lengvai, labai lengvai turi reguliuoti savo, ta prasme, jaus skausmą. Ir palaipsniui didinti. Tada skausmas biškai pripranta, padidini, vėl iki to, kiek būdavo anksčiau tas skausmas. Tai va, žinoma, disciplinuotai to kažkaip labai nedariau, tiesiog pasižaidžiau su tom gumom, winning warm up dariau, tai visai patiko, tikrai toks jautėsi, reikia vis dar. Dabar toks esu, sakyčiau, ta prasme, didelių svorių dabar ir nebekeliu, nes išėjęs jau nemažai laikų į off-seasoną, bet toks, ką žinau, pasispaudžia, lyg ir jaučiasi, bet ten iškart po treniruotės praktiškai nebeskauda. Tai dabar pas mane tas etapas, kada reikia tiesiog dirbti, kad praeitų visiškai krūtinės tas skausmas. Tai pradžiai jautėsi kažkaip tai čia raumenyje, galvoju, kad čia raumuo kažkaip, po to jautėsi grinai jau prie sausgyslės. Priekį galvoju, gal nelabai buvo, gal buvo grinai, va šituo vietu ne sausgyslė, bet jau kur tik raumuo prasideda. Tai nežinau, gali būti ten ir kelios vietos, taip įdomiai, reiktų gal pabandyti dar disciplinuoti irgi naudoti peptidus gydančius. Variantas ypatingai per darant, kai darai tas, vadinkim, reabilitacinius tokius etapus ar ne, treniruotės, tai gal dar tuo metu pabandyti naudoti peptidus, bet aš kažkaip naudodamas peptidus, būtent šiuo atveju nesu naudojęs. Tai kažkaip, sakyčiau, gal
nesijauti kažkoks rimtas. Kai būna grinai plyšimas, tarkim, darai treniruotę ir grinai po treniruotės jau petys skauda ir jau tik trauma, nes iš tikrųjų kitoks skausmas, kai būna raumens įplyšimas, toks mikro, ar ne? Tai tas taip super padeda tokiems pagydyti, o va čia kažkoks toks įdomesnis. Žodžiu, ir dar antras dalykas, dėl kurios sustojau ruoštis, tai buvo hipoglikemija. Tokia, tai kas nežinau, kas yra hipoglikemija, tai yra, kai tavo gliukozės kiekis nukrenta per žemai. Žemiau negu norma ir tiesiog tu neturi tokios stiprios energijos formos, iš kurios tiesiog gamintum energiją maždaug. Tai koks šalutinis efektas, tai jau tik, kad rankos dreba ir silpnumas. Tai tas pats, kas naudoja insuliną, pavyzdžiui, tai vat, per daug susileidžia insulino ir krenta į hipoglikemiją ir suvalgo mažai angliavandenių, tarkim, ar ne. Tai vat man toks būdavo natūraliai. Kaip jisai atsiranda, realiai naudojant bet ką, sakyčiau, kas susijęs su performance enhancement, ar ne? Nes tiesiog androgenų kiekis yra sukilęs ir to pasekoje insuliną didina, insulino išsiskyrimą didina. Tai tas būtent per daug tu tiesiog pradedi gaminti per daug insulinų lyg jį ir naudodamas. Tai žinoma, tas pats ir dar yra vienas toks mechanizmas, kurį galbūt galima būtų apie tai daryti nepastoviai, naudot, tai yra mityboje, nepastoviai valgyti vienodai ir ypatingai vienodai daug visada, kad tarkim visada augi. Turėtų būti tam tikri tokie minikutai padaryti, galbūt užtektų ten kokių 2-3 dienų, kardio dadėti gerai ir padaryti mažai angliavandenių. Tai tarkim, galbūt 200 gramų angliavandenių ant manęs būtų toks jau mažai. Tai va, ir pabandyti kelias dienas ant tokio, tada insulino jautrumas susireguliuoja, išsivaikščio tas glikogenas raumenyse susikaupęs ir turėtų tas irgi padėti sutvarkyti insulino bairištus. Tai va, nesavijauta jo, super yra bloga, tu visiškai neturi energijos, pavalgai, tada toks kaip ir atsigauni, bet tiesiog neturi energijos, nes išdaužytas jau visi, žodžiu, tavo hormonai susigrybavę. Tai va, 2 problemos, faktas didžiausia, tai krūtinė, tiesiog skauda krūtinė ir tu negali keltų svorio, tai čia buvo didžiausia problema, faktas. Tai va, dabar problemos, kurias turėčiau spręsti ateityje, o tarkim, jeigu pas jūs kažkas panašaus būtų, ar ne, tai pas man irgi viena dar iš problemų, tai tiesiog pusimečiau per daug fetų, per greit augau. Tai tiesiog reiktų pradėti kiek ryškesniai formų. Aš pradėjau tokioj, sakykime, aš šiaip iš tikrųjų apie 95 svėriau kaip ir dabar ir pradėjau tiesiog iš karto augti, ar ne. Tai va, turėtum pradėti biškį ryškesnis ir palaipsniui augti. Ne, jis super greitai gali būti, tarkim, tik pradedi ruoštis, leidi kursą, iškart šoka ar ne, vandens kažkiek sukila raumenyse, atsigauna glikogenas, ta prasme pradeda kaupti daugiau glikogenų negu anksčiau, tai yra normalu, kad pradžioj daugiau, tarkim, 2-3 kg gali sukilti greitai, ar ne. Bet po to tu augi, karočią, taip lėtai. Stabiliai, po biškį tvarkingai. Ir daryti eidamas minikutus. Tai va tas dalykas svarbus ir čia mano ir klaida buvo, nes kaip tu pastoji, kaip ir skiaugi, krenti į hipoglikemiją ir šiaip nereikia per daug nereikalingų svorio, tokio kaip body fatas, ar ne. Ir atrodai lievai, ir jautiesi sunkus, ir svorio, ir sveri daugiau, ar ne. Kam važiuoti sverti 110, ar ne, kaip pavyzdys, kai gali sverti 105 ir būti ryškesnis. Tai va tavo taškais jėgos koeficientas bus geresnis. Tai va, čia viena klaida. Antra klaida, kad pradėjau sportuoti su skaudančia krūtine. Iš tikrųjų labai ilgai gijau ir galvojau, aš toks labai ilgai čia reikia. Ta prasme, labai ilgai turiu daug laiko iki to pasiruošimo. Tai tiesiog nedėjau per daug aš ten disciplinos. Ramiai dariausi tas treniruotės ir buvo taip lyg gerėja, viskas ok. Ir buvo mažai čia disciplinos. Tai reiškia, kad neturėjau konkrečių planų, tarkim, susirašęs grinai dienom, ką darysiu, kiek darysiu ir kas seks diena po dienos. O dabar buvo tiesiog jaučiu kaip dabar jaučiasi, pagal tai darydavau tas treniruotės. Tai va, tai čia turėčiau tiesiog būti labiau konkrečiau susidėliojęs treniruotės ir daryti disciplinuotai. Tai va, ir ką, sakyčiau, gal tokie būtų esminiai dalykai. Visa kita, ką dariau, tai buvo ganėtinai viskas tvarkinga. Treniruotės, mityba, viskas buvo, sakyčiau, kursas irgi viskas buvo ganėtinai tvarkingai. Nebuvo tokių klaidų, kad, sakyčiau, kažką labai norėčiau keisti. Tai esminės problemos būtų ten, realiai su mityba, su pasiruošimu, ta prasme,
kad kūnas būtų jau grinai sveikas, paruoštas, o ne toks, kad kaip tada, kad maždaug pradėjau su skaudančia krūtinė. Tai va, tokie dalykai, tai kaip ir sakiau, pirmą nusimės svorį dabar man ar ne, tai tą svorį galvoju irgi, kai aš greit pradedu mest, faktas irgi glikogenas mažėja, per mažai glikogeno, tada pradeda tau raumenį mažint, iškart faktas tu sukūsti labai greitai ir forma lieva, nes tiesiog raumuo greičiau sukrenta, negu dega riebalas. Turiu omenyje iš glikogenų sumažėja ir tiesiog tokia forma gaunasi. Tai va, tai galvoju, galbūt žais taip, kad kelias dienas daugiau, vis tiek tikslas ruoštis kitiems metams powerliftingo ir ne, benčui. Tai nusimės biškį svorio ir įmesiu va taip kelias dienas daugiau valgydamas, kelias mažiau. Ir tas iš tikrųjų toks yra įdomus, nes kai tu vienodai viską darai, kūnas stengiasi prisitaikyti. Kai pastoviai duodi mažai, stengiasi prisitaikyti prie tų kalorijų ir arba tarkim daug kardio darai, jis tik stengiasi prisitaikyti. Kada kaitaliojasi vieną dieną daugiau, kitą mažiau, jis galvoja, kad vėl ateis tos dienos. Jis ta prasme pripranta prie tokio režimo, bet galvoja, kad vėl ateis tos dienos, kad aš gausiu daug angliavandenių, tada nenoriu taip saugoti. Tai man tas modelis visai neblogai veikia ir nueinant į treniruotės, tarkim, faktas ir dėliočiau treniruotės, būtent svarbiausias treniruotės, tada, kada tu esi pakrovęs jau glikogeną normaliai, tai reiškia pavalgęs normaliai, kelias dienas prieš tai, tada darai sunkės tas treniruotės. O tada tas treniruotės, kur valgai mažiau, galima tokias lengvesnės, galbūt daugiau kardio, galbūt tas kūno dalis, galbūt kaip kojas, pavyzdžiui, bench presserį, ko praktiškai beveik šis nedaro. Galima daryti gerokai mažiau, arba būtent tom dienom, kada mažiau valgiai ir esi tuštesnis, būsi galbūt silpnesnis, bet tiesiog pasirinkti, kurias vietas nori daugiau stiprinti, ar ne. Tai va, tai realiai ką būtų tokie dalykai, sakyčiau, kaip ir bazė, jo, būtų tokia. Apie kiekvieną jau tada tą tokį papasakosiu atskirai, kaip planuoju daryti su ryškinimo etapu, su tuo masės, kaip atrodys treniruotės, kaip bandysiu dėlioti modelius. Grinai pačiam pasiruošimui irgi galvoju aprašyti, pafilmuoti, pakurti būtent apie tai, kaip tai atrodys grinai visus pačios treniruotės ir pats pasiruošimas. Tai va, nu ir ką, aš manau šiam kartui tiek, pakankamai ilgas filmukas. Ir manau, susimatysim kitame. Iki.